Sveiki, ramybės ieškantys žmonės. Šiandien su jumis aš noriu pasikalbėti apie tai, kas mūsų gyvenimui suteikia to vidinio variklio, to vidinio užtaiso, kuris verčia mus tobulėti, kuris skatina mus atsikelti iš lovos ir pradėti savo dieną, savo gyvenimą, suvokiant, kad mūsų kelionė šitoj žemėj ir šitam kūne yra labai laikina ir labai trumpa ir labai apribota laike. Ir kalbant apie mūsų gyvenimo produktyvumą, turbūt reikėtų išskirti du dalykus, kurie verčia mus tobulėti, kurie verčia mus siekti kažko naujo. Ir tai yra, visų pirma, tai yra tikslas, ar ne? Tikslas jisai yra unikalus, nes mus motyvuoja skirtingi dalykai. Tai vienam tikslas tai gali būti užauginti vaikus, kitam galbūt tikslas uždirbti milijoną, o dar trečiam galbūt nubėgti maratoną. Taigi tikslas yra unikalus, mes negalime jo absoliutinti ir sakyti, kad jeigu mes sieksime to ir to, tada mes jausimės įsiprasminę savo gyvenimuose, mes jausimės, kad mes nešvaistom to gyvenimo veltui. Tas tikslas yra tai, ką mes turime atrasti. Tai, kas suvirpina kažką mumyse ir kas skatina mus gyventi kuo labiau produktyviai šitame gyvenime. Kitas dalykas, kuris suteikia jėgos, tos vidinės jėgos ir vidinės energijos gyvenimui, tai yra terminas. Ir šituo atveju terminas yra bendras mums visiems. Ir tai vadinama mirtimi. Mes visi žinome, visi suprantame, kad mūsų gyvenimas jisai baigsis mirtyje. Mūsų kūnas nustos funkcionuoti tada, kai mes mirsime. Ir šitą tiesą, kuri yra akivaizdi tiesa, ypatingai gvildeno dar antikos filosofai, tai yra stoikai, tokie kaip Epiktekas, Seneka arba Markas Aurelijus, kurie kėlė šitą idėją, skatindami žmones mąstyti apie tai, kad mūsų gyvenimas yra laikinas. Ir apie tai, kad mūsų gyvenimas turi labai aišku baigtinumą. Ir garsioji frazė, tai yra memento moris, tai yra atmink, kad mirsi, tapo tokiu, varomuoju varikliu to meto žmonių sąmonėj. Aišku, ne visų, kaip ir mūsų visuomeniai. Yra didelė dalis žmonių, kuri gyvena taip, tarsi gyventų amžinai, nesustojant ir nepabandant suvokti, ar tai, ką aš darau su savo gyvenimu, yra man prasminga. Taigi, memento moris, atmink, kad mirsi, yra galvojimas, mąstymas, kontempliavimas apie tai, kad mano gyvenimas, mano širdis kažkada sustos. Ir tai nėra baimės skatinimas, tai nėra noras įbauginti žmogų su šita fraze, bet noras jam priminti, kad mes turime galimybę rinktis, kaip nugyventi šitą gyvenimą. Mirtis, jinai gali būti puikiu motivatoriumi, tai yra puikiu postūmiu prisimti atsakingus veiksmus kiekvieną dieną, nes mes nežinome, kada
tas mūsų gyvenimas baigsis, mes jo baigtinumo negalime numatyti. Ir yra toks paradoksalus dalykas, kad žmogus, žmonės jaučia tuo didesnę baimę mirčiai, tokiam kaip faktui, mirties faktui, kuo jie gyvena neprasmingesnį gyvenimą. Ir priešingai žmogus, kuris jaučiasi, kad jisai gyvena savo prasmingą gyvenimą, jisai jaučia kur kas mažesnę mirties baimę. Ir taip yra todėl, kad žmogus, kuris jaučiasi, jog gyvena pagal savo prigimtį, kad gyvena prasmingai ir produktyviai, jisai nesijaučia švaistąs savo gyvenimą. Ir jam yra žymiai lengviau priimti tą baigtinumo faktą, suvokiant, kad bet aš padariau viską, ką galiu šitam gyvenime. Arba padariau didžiąją dalį to, ko aš galiu, arba to, ko aš norėjau. Ir todėl aš galiu ramiau pasitikti mirtį. Priešingai negu tas žmogus, kuris veltui švaisto savo dienas, veltui švaisto savo gyvenimą. Suvokti jam, kad jo gyvenimas baigsis taip ir nieko prasmingo nenuveikus, yra žymiai sunkiau. Ir tam, kad mes, savo primintume, jog mūsų gyvenimas yra laikinas, yra tam tikros paprastos priemonės. Ir viena iš jų tai yra memento moris kalendorius. Šitoje lentutėje mes matome skaičius iki 80. Ir šitas 80 skaičius, jisai žymi 80 mūsų gyvenimo metų. Ir šitoje lentelėje mes taip pat matome labai daug langelių, kurie simbolizuoja savaitės. Tai yra štai tiek, kiek matote langelių, tai yra bijau pasakyti, kiek tiksliai, bet man atrodo, kad virš 4000 čia yra langelių ir jie sudaro 80 metų. Kaip mes galime save motyvuoti ir primint, kad mūsų gyvenimas yra laikinas, primint savo, kad mes mirsim, tai yra praėjus savaitę laiko nuspalvinti po vieną langelį, jį užtušuoti. Ir matant šitą lentelę su tais užtušuotais langeliais, mes kaskart galim savo priminti, kad mūsų gyvenimas yra laikinas, kad mes negalime jo švaistyti veltui. Kam bus įdomu, šito video nuorodoje, po šituo video jūs rasite nuorodą, kur galima įsigyti štai tokias lenteles. Tai nėra mano mintis, tai yra gan populiarus dalykas, kurį galima rasti interneto platybėse. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip mes galime tapti sąmoningesni su savo gyvenimo laiku. Tai to aš jums ir palinkėsiu. Iki kitų susitikimų.